turbūt ne šiaip knyga, parkas yra toks labai išsamus ir smulkus metraštis, kuris surašytas ne raidėmis, o augalais. Ir jeigu jį atidžiai ir atsargiai skaityti, tai galima pasakyti ne tik, kas augo, ne tik kokios kompozicijos buvo, o ir kokie žmonės gyveno, ką jie veikė, ką jie mėgo. O juk tai ne tik augalų, bet ir žmonių likimai. Toks ir Užutrakio parkas, kurį XIX amžiaus pabaigoje pagal grafo Juozapo Tiškevičiaus užsakymą suprojektavo iškilus prancūzų kraštovaizdžio architektas, botanikas Eduardas François André. Per pasaulinius karus ir sovietmečius smarkiai nukentėjęs. Lietuvai atgavus laisvę, jis sėkmingai atkuriamas. Pavartykime žaliąją Užutrakio knygą. Ką čia augantys medžiai, krūmai ir gėlės pasakoja apie parko kūrėjus ir tuos žmones, kurie jį atkuria šiandien. Pradėkime nuo vandens, mirgančio pro medžius, nes savitą šio parko architektoniką kuria vandens ir želdynų duetas. Užutrakyje Eduardui François André pavyko sukurti vandens parką. Vandens parką ta prasme, kad mažame pusiasalyje tarp dviejų didžiulių ežerų dar buvo suprojektuoti ir iškasti 20 tvenkinių, iš tikrųjų 21 berods tvenkinys, ir tie tvenkiniai jungiasi arba tarpusavyje, keli tvenkiniai vienas su kitu, arba su kuriuo nors iš ežerų. Ir buvo sukurta tokia sudėtinga ir įspūdinga vandens sistema, kad vaikštant po parką iš esmės iš bet kurios vietos matydavai vandenį. Ir ypatingas įspūdis turėjo būti vakarais, kai bevaikštinėjant pranykdavo ta riba tarp vandens ir sausumos ir turbūt tarp išmonės ir tikrovės. Yra ne tik vanduo tvenkinys, tvenkinys yra veidrodis. Jame atsispindi dangus, jeigu yra debesis, jame atsispindi praskrendantis paukščiai, jame atsispindi aplinkiniai augalai, medžiai, krūmai, kurie keičia savo spalvą. Jame skirtingai atsispindi saulės ir mėnulio šviesa turbūt. Na ir gavosi ne šiaip vandens parkas, o vandens atspindžių parkas. Simboliška, kad Eduardą André 1898 metų nuotraukoje matome atvykstantį į Užutrakį per Skaisčio ežerą. Jis kelte, karietoje su skrybele. Tiškevičiai ir jų svečiai į dvarą atvykdavo vandens keliu, o ne sausuma, kaip mes įpratę šiandien. Išlipę iš kelto ir važiuodami karieta rūmų link, jie pravažiuodavo ypatingą vietą – Giliąją vadintą kalvą, ant kurios grafai ir Andrė įrengė apžvalgos aikštelę su rotonda. Manau, kad čia būtent Tiškevičiai mėgavosi tuo kraštovaizdžiu. Ir net ne jau šiuo atveju tuo pavogtų kraštovaizdžiu, nes Eduardas Andrė galima jį būtų net apkaltinti, kad jis buvo kraštovaizdžio vagis. Jis iš tikrųjų buvo modernus kūrėjas, landšafto architektas. Jisai kurdavo parką, aranžuodavo jį ir jisai vogdavo aplinkinį peizažą. Čia, žinoma, be jokios abejonės yra ta rytų japonų ypatingai įtaka, kai tu kurdamas savo vietovę, tu visada integruojasi į tą vietovę, bet kartu ir pasiskolini tą peizažą, kuris yra šalia. Tai nuo šitos būtent vietos buvo sudaryta ta vandens parko iliuzija. Čia tiek, kiek sutumeis 360 laipsnių kampų, tu matytum visur mirguliuojantį vandenį. Ar ten būtų Skaisčio ežeras, ar čia dviejų ežerų Galvės ir Skaisčio santaka, ar paskiau Galvės ežeras, kuris vėlgi į vakarus ten nutolsta jau pačiu savo platumu, ar čia tvenkinys, kuris vėlgi sujungia. Jeigu nebūtų taip užaugę, mes kol kas neskubame labai pjauti, nes žmonėms labai rūpi medžiai. Tai mes nenorime taip, kad po truputį ruošiam žmonės, kad tie medžiai jie irgi neturi būti jau tokia gryna siena. Parkas yra vaizdai. Į Galvės ežerą atsiveriantis langas
Tai vaizdas, kurį Eduardas Andrė sukūrė prie rūmų, projektuodamas mažojo parterio augmeniją. Parteriai yra uždaros erdvės ir jos iš esmės kilusios iš kambarių, tik jų sienos yra žalios ir jos sudaro augalai. Ir parteris uždaras ir iš jo nieko nesimato, o jeigu jame yra langas ir yra apžvalga, tai tas langas yra pabrėžtas ir dar kažkaip apipavidalintas. Pavyzdžiui, čia matom aikštelė apie Bachą, keliukas nukertamas taip keistai ir manieringai. Tai ir pabrėžia, kad į tą pusę vaizdo nėra, jūsų žvilgsnis atsiduria į dviejų žalių eglių akliną sieną. Tada, kai negali žiūrėti tą pusę, nejučia atsisukat į priešingą pusę. Ir ten yra jums numatytas langas. Ir vat atstumas yra liepų eilė ir atstumas tarp tų dviejų liepų yra didesnis negu atstumai tarp kitų liepų. Vat ir jums suprojektuotas toks langas, tai yra vaizdas į Galvės ežerą su salomis. Tai yra vaizdas ne į pilį. Vaizdas į pilį uždengtas ir jis atsiveria jau nuo baliustrados. Tiesa, tuo metu tai buvo romantiški pilies griuvėsiai. Kad galėtum suvokti Andrė sukurtą meno kūrinį, ežerų ir tvenkinių vandenimis inkrustuotą parką, reikalinga erdvė. Dėl jos teko pakovoti. Sovietmečiu, kai čia buvo įsikūrusi KGB poilsiavietė, pionierių stovykla ir turistinė bazė, pristatyta parką darkančių silikatinių pastatų, o vėliau atsirado norinčių juos privatizuoti. Užutrakį pavyko išsaugoti nesuskaidytą ir šiandien jo teritorija siekia 80 hektarų. Rengiantis atkurti šį parką buvo atlikti dendrologiniai, istoriniai, archeologiniai tyrimai, surinkta senųjų nuotraukų kolekcija. Daug padėjo didelę patirtį turinčios Lenkijos kraštovaizdžio architektės. Iš Lenkų kraštovaizdžio architektės Ivonos Vildner-Nurek sužinojom, kad visa šita aplinka, kur mes stovim, tai yra rūmų visi parteriai, yra neatsitiktinai suprojektuoti, o pagal auksinio atkarpos padalijimo taisyklę, arba dar kitaip vadinama aukso pjūvį, dieviškąją proporciją, kai ilgiai, pločiai ir atstumai yra neatsitiktiniai dydžiai, o jie gaunami iš dviejų pagrindinių dedamųjų, tai yra rūmų ilgis ir plotis. Ir žaidžiama tais dviem dydžiais, juos atitinkamai dauginant, dalinant į atkarpas ir šitaip gaunami takų ilgiai, takų pločiai, atstumai gėlynų nuo kitur, centrai skulptūrų. Vat toks gražus žaislas ir šitai padeda pasiekti tokį harmoningą vaizdą. Užutrakio parkas yra mišraus stiliaus būdingo Eduardo Andrė kūrybai. Prie rūmų sukurti taisyklingi parteriai su geometrinių formų gėlynais, o likusi dalis, angliškas parkas, kurtas taip, kad atrodytų natūraliai. Jame galima grožėtis vietinę gamtą, o prie rūmų stebina svetimžemiai augalai, tokie kaip pupmedis, anglų vadinamas auksiniu lietumi. Kas augo parteriuose, paaiškėjo tyriant senasias nuotraukas. Aiškiai matėsi keli augalai tarp pelargonijos, rožės ir vazuose tokios palmės pavidalo neaukšti augalai, tai yra jūkos, dracenos, kordilinos. Matėm jau senovinėse nuotraukose, kad gėlynai iš to mažojo parterio yra Maltos kryžiaus formos. Vėliau tą patvirtino tyrimai georadarų, o dar vėliau archeologiniai tyrimai. Ir jau vykdant archeologinius tyrimus buvo atkastas gėlyno padas, tai yra toks sluoksnis, kuris drėgmei palaikyti reikalingas. Ir buvo labai keista, kad tiek laiko toks daiktas išliko ir iš ko jis padarytas. Ir tai atrodė lyg molis, lyg ne molis, o vat jį paragavus, tai buvo toks įspūdis kaip ežero vandens gurkštelėjus. Tai vis dėlto ežero dumblas kažkoks naudotas buvo tam padukui. Istorinėse nuotraukose matyti ir didžiajame parteryje augančios pocūgės, tik šiandien jas sunku atpažinti. Tie maži trikampiukai nuotraukoje dar jaunos eglaitės, o dabar didžiuliai medžiai, kurių amžius apie 150 metų. Vieninteliai nuo Tiškevičių likę rūmų aplinkos tikrieji augalai, tai yra šitos europinės arba paprastosios liepos ir
pocūgės. Tai vienareikšmiškai yra patys svarbiausi bet kokio parko išlikę elementai, nes būtent šalia tų augalų atsistojęs pajunti tą autoriaus sumanimą, pajunti tą senojo parko dvasią. Bet kokie atkūrimai tai jau yra tik atkūrimai ir ta tikroji substancija turėtų būti saugoma labiausiai. Liepos didžiajame parteryje yra atsodintos tokios kaip istorinėse nuotraukose, o mažajame mena Tiškevičių ir Andrė laikus. Kaip sako arboristas Algis Davenis, su kolegomis gydantis Užutrakio medžius, joms apie 120 metų. Nuotraukose liepos dar visai jauni medeliai. Tai Europoje paplitęs natūralus mažalapės ir didžialapės liepos hibridas, kurį Tiškevičiai tikėtina parsivežė iš lenkiško ar vokiško medelyno. Deja, sovietmečiu smarkiai sužalotos. Ilgus dešimtmečius su šitais augalais elgėsi gan žiauriai. 2-3 kartai žiauriai nugalvinti, nulieminti, tai yra žiauriai drastiškai nugenėta visa laja. Ir dabar per pastaruosius 10 metų pavyksta naujai užsiauginti, jau gal net ne antrinę, o tretinę lają. Ir dabar, ką jūs matote, tai čia prieš 10-20 metų buvo vaizdas labai žiaurus. Nors atrodo gražiai, bet netinkamai genėtos, mažojo parterio liepos yra išpuvusios iki pat žemės. Jos dar gali gyventi 100 metų, nes būdamas botaniku, Eduardas Andrė numatė joms reikalingas sąlygas. Geruose suprojektuotose parkuose, kur tai daroma ne dėl trumpalaikio efekto, dėl 100 metų, 200 metų, iš karto viskas klostosi visai kitaip. Europinėse tuose senuosiuose parkuose, kur galima sakyti, šičia dirbo, tas pats Eduardo Andrė, pavyzdžiui. Iš čia, nežinau, karpė sodino, ten, žulytė ravė ar kažką tai tokio. Tai ta visa dvasia iš tikrųjų persiduoda ir augalai visą tai savyje tą informaciją kaupia. Ir būtent su šitom liepom, tai kaip ir tų įžvalgų, kaip ir liudininkai, kad jos atlaikė daug epochų, pavadinsim, bet vis tiek jos dar gyvos. Ir mažiausiai dar aš taip duodu joms kelius šimtus metų jos gyvens. Jeigu vėl bus prižiūrimos, jeigu su jom bus elgiamasi kaip su gyvu organizmu. Į Užutrakį sugrįžęs augalas – persinės alyvos. Sovietmečiu jos buvo išnaikintos, o dabar vėl auga prie rūmų. Čia jau yra atsodintas augalas persinės alyvos, mes žinom iš sąrašų, kad jos čia buvo ir žinom iš amžininkų to meto liudijimų, kad augo ypatingos alyvos, kurių žiedų kekės vyro žemyn ir kurios ypatingai skaniai kvepėjo. Ir matyt, neatsitiktinai buvo pasodintos po rūmų baliustradą, nes nuo ežero visada pučia vėjas ir tą gaivų žiedų kvapą nešė tiesiai į langus pravirus ir į baliustradą, ir į parterį, kur žmonės vaikščiojo, ir lygiai taip pat augo ir po langais. Laikas apžiūrėti rožes. Jos turbūt pirmieji į Užutrakį sugrįžę Tiškevičių ir Andrė laikų augalai. Kaip rašo istorikė Liljana Narkovič, grafienė Jadvyga Tiškevičienė augino baltas ir rausvas rožes, kurias plukdydavo valtimi į Trakų bažnyčią papuošti altorių. Bet tos rožės buvo visiškai kitokios nei dabartinės. Tuo metu, kada buvo kūriamas ir šitas parkas, vyravo būtent ta mada, ta pati pradžia selekcijos šiuolaikinių, tų modernių rožių. Ir tie patys pirmieji tie hibridai, ta visa selekcinė linija buvo labai neatsparios ligom, šalčiam ir praktiškai visų tų modernių, tų pačių pirmųjų modernių rožių, kurios buvo tikriausiai auginamos šitame parke, jų yra labai mažai išlikę. Ir jeigu išlikę, tai jos ypatingos priežiūros reikalaujančios.
Šiandien Užutrakyje auginamos senovinės rožės atkeliavusios iš botanikų Dovilės ir Mindaugo Rylų rožyno Sibirkos kaime. Veisles jis parinko tokias, kurių buvo galima gauti šio parko kūrimo laikais. Jos iš esmės skiriasi nuo šiuolaikinių rožių. Supaprastinus pasakyti, tai senovinės rožės tai yra žydintys krūmai, o šiuolaikinės tai yra gėlės. Yra visiškai skirtingi akcentai, tai yra visas dėmesys į žiedą, į tą žiedo dydį, į tą pakartotiną žydėjimą, o čia yra į krūmo formą ir buvo labai vertinamas kvapas dėl to, todėl kad dėl to kvapo buvo galima panaudoti tuos žiedus ir kepiniams, ir visokiems džemams, ir parfumerijai pagaliau. Buvo akcentas dedamas daugiau į kvapą, negu kad į tą žiedo dydį. Moderniųjų rožių era prasidėjo, kai 18 amžiuje perpratus selekcijos principus į Europą Napoleono laikais atkeliavo gėlės iš Kinijos. Iš Kinijos pakliuvo kelios rūšys, kurios turėjo žydėjimą pakartotinai. Ir ta savybė europiečius taip sužavėjo, nes visos šitos senosios veislės, kurios mes čia vieną iš tokių matome, jos žydi vieną kartą. Ta savybė, kad tas krūmas žydi pakartotinai, visus taip sužavėjo, visi metėsi į tą selekciją ir per labai trumpą laiką užgimė labai daug naujų veislių ir nuo to momento buvo užbrėžta riba, kad skaitėsi, kad nuo tų kinietiškų rožių patekimo į Europą jau tada prasidėjo ta modernių rožių era. Didžiajam Užutrakio parteriui botanikai Dovilė ir Mindaugas Rylos parinko tokią veislę, kuri turi ir senovinių, ir modernių rožių savybių. Mes labai džiaugiamės tuo sprendimu, kad pavyko surasti tokią veislę, vadinasi Jacques Cartier, prancūziška veislė ir būtent jinai yra iš tų pačių pirminių hibridų, kuri dar skaitosi senovinė, bet jau turi pakartotiną žydėjimą. Ir dar yra išlaikiusi labai daug savybių senovinių rožių. Ypatingas kvapas yra, krūmo forma yra tokia tanki. Keliaujame prie kitų augalų pasodintų atkuriant istorinį Užutrakio parką. Rododendrų karalienė vadinama dendrologė Vitalija Pribušauskaitė iš savo sukurtos erikinių augalų kolekcijos Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose parinko Užutrakiui 2 rododendrų veisles – geltonžiedžius ir daūrinius. Matot, Užutrakis neturi parko projekto, nėra to projekto. Tai reikėjo atrasti, reikėjo sužinoti kitų kelių, kokie buvo auginami augalai. Ir dabar, kada aš pasižiūrėjau Užutrakyje, yra daug labai pušų, daug yra ąžuolų, yra gražūs medynai, yra gražios erdvės, yra 2 ežerai, pratakos ir tvenkiniai. O visa tai yra labai tinka peizažiniam parke auginti būtent rododendrus ir kitus erikinius. Mane pasikvietė Andželika ir sako, pasižiūrėk, pasivaikščiok po tą teritoriją, kur būtų galima sodinti rododendrus. Ir ji mane perspėjo. Sako, neišsigąsk žalčio. Jis ateina. Ir atslinko žaltys, labai gražiai apėjo aplinkui mane ir aš tada jau savo kūnu supratau, kad šitoj teritorijoje tikrai turėtų būti rododendrai ir kažkada galbūt bus. Kad Užutrakyje galėjo būti auginami rododendrai, patvirtino ir Eduardo François André knyga Sodų menas. Mane labai nustebino ta Andrė knyga. Vienas dalykas, kad jinai parašyta 1879 metais, tai traktatas apie parkų ir sodų kūrimą.
Ir toje knygoje viskas labai smulkiai nuo A iki Z aprašyta. Ir toje knygoje atskirų skyriumi buvo viršiniai augalai. Ir ten profesinė prasme buvo labai įdomu. Tai aš paėmiau tą knygą ir išverčiau iš prancūzų kalbos ir visas tas rūšis, hibridus, taksonomiškai padariau, kaip dabar jie vadinami, nes ten anksčiau buvo visai kiti pavadinimai, senoviniai. Tas François André, jisai irgi matyt mylėjo labai tuos erikinius, kadangi atskirai aprašė ir netgi jis rašo, pavyzdžiui, Prancūzijoje yra toks medelynas, kur parduoda 2916 augalų siūlo žmonėms. 1879 metai. Iš jų 558 būtent erikiniai viržiniai augalai. Tai čia vat buvo toks lobis. Paėkim tolyn į anglišką parką, kurtą taip, kad atrodytų kaip natūrali gamta. Eduardas François André savo knygoje rašo, kad tolstant nuo gyvenamųjų namų, tai yra nuo rūmų, dekoratyviniai pasodinti augalai turi užleisti vietą natūraliems tos vietovės augalams, tai yra natūralioms gėlėms. Ir jis labai smulkiai ir daug rašo, kad tos gėlės yra ypatingos, kad jos skirtingai negu dekoratyvinės gėlės, jų nereikia prižiūrėti ir ravėti ir nuskabyti tų nužydėjusių dalių, kurios tampa nebegražios gėlynuose, o jų koteliai nunyksta labai lengvai palaipsniui, užleisdami vietą kitiems augalams ir mes turim visada dekoratyvų ir visada besikeičiantį vaizdą. Ir netgi knygoje yra didelis skyrius pievas ir parodyta visa metodika, kaip tos natūralios pievos įveisiamos. Ir yra papasakota ir nupaišyta paveikslėliai, kaip tą pievą padaryti. O čia yra sausmedžiai vietiniai, o ten už kampo, už klevo yra sausmedis totorinis, rūžavas. Vat jų, suprantat, va čia yra Andrė žaislai. Lapai šitų augalų yra vienodi. Jie žydi skirtingų spalvų žiedais ir paskui duoda skirtingų spalvų uogas. Ir mėgavo tokius dalykus sudėti kartu. Įprasta kalbėti parkuose apie medžius, bet tikrai nemažesnį vaidmenį vaidina ir krūmai, nes jie dinamiškiau keičia vaizdą negu medžiai. Jeigu mūsų akių lygyje, kai mes vaikštom, pagrinde mato medžių kamieną, ane? Ir medžių kamienas žiemą vasarą vienodas, o krūmas jisai žydi, jis keičia lapų spalvą, jisai turi paskui spalvingas uogas, jis kinta žymiai intensyviau ir dovanoja mums tą nuolatinį kitimą. Ir šičia mes turim raugerškį, išlikusi ne tik raugerškį, o išlikusi Andrė kūrybos principą ir sumanimą, kai krūmai dengia visus posūkius ir dengia kelių susikirtimus. Ir tai netgi yra terminas viliojimas, kai tu prieini krūmą ir tu nematai tolimų perspektyvų. Tu nežinai, kas už jo, bet tau tada labai rūpi pasukti už to krūmo ir pažiūrėti, o kas toliau. Ir šitai prieini vėl kitą sankryžą, kitą posūkį ir vėl tas pats. Vaizdas paslėptas gražiais augalais, o kas toliau. Ir taip gali po parką vaikščioti visą dieną, vis pamatydamas kiekvieną kartą kažką naujo ir kažką